Šiandien kalbuosi su Rasa, Blondie in Morocco prekės ženklo įkūrėja. Labas, Rasa. Sveika, Skaistė, sveiki visi, kas klausotės. Dėkoju, kad sutikai įsitraukti į šitą mano avantūrą, bet aš galvoju, kad pati turbūt irgi esi nemažesnė avantūristė, nes galiu tikrai nesuklysti tave pavadindama verslininkė Marokė. Ir tavo Blondie in Morocco kanalą irgi turbūt galėčiau pavadinti prekės ženklu ir turbūt nesuklysiu, ar ne? Taip, tikrai nesuklysit, verslininkė, gal retai save taip vadinu, bet iš tikrųjų esu verslininkė, nes turiu savo kelionių planavimo kaip ir verslą Marokė, kurį darau 10 metų. Turėti ir vystyti verslą Marokė, tai tikrai skamba kaip tokia gera avantūra. Gal gali papasakot šiaip, kaip atrodo įprasta tavo darbo diena? Tai įprasta darbo diena atrodo, aš gal, sakyčiau, labiau esu kaip tokia freelancerė ar ne, neturiu kažkokio konkretaus grafiko ar ofiso, tai dirbu iš namų. Dažniausiai atsikeliu kaip ir dauguma, bet vietoj to, kad eičiau į ofisą, tiesiog atsisėdu namie prie stalo ir dirbu. Labai dažnai man reikia važiuoti į susitikimus su, sakykime, savo gidais ar vairuotojais, ar paieškoti naujų vietų kaip viešbučio, jų apžiūrėti. Tai labai dažniausiai beveik kiekvieną savaitgalį esu kažkur išvykusi. Ar tai kalnus, ar tai dykuma Tolokai, tai kai vykstu savaitę visai. Bet dauguma žmonių, net kai mane seka Instagram'e, jie sako, Rasa, tu atrodo visą laiką čia keliauji, sėdi viešbučiuose, koks geras darbas. Bet iš tikrųjų jie mato tik tą tokią gražiąją pusę, kurią parodo. O iš tikrųjų tai mano tas darbas yra labai daug bendravimo būtent su savo visais tais marokiečiais, kurie teikia paslaugas ir mano keliautojams. Tai toks būna ir daug streso labai, nes tai vis tiek kelionių planavimas. Tai ta dienos tokios kaip vienos nubrėžti tipiškos labai būtų sudėtinga man iš tikrųjų. Vat ir paminėjai šiek tiek ir vairuotojus ir kažkokį tais papildomą personalą. Kaip apskritai užauga iki tokio veiklos mastelio, koks jis yra dabar? Sakei, esi Marokė 10 metų, tai visas tai yra ir 10 metų įdirbis? Taip, tai iš tikrųjų tas mastelis, aš gal pabrėšiu, kad nesu kaip kelionių agentūra, esu privati kelionių planuotoja. Tai reiškia, kad planuoju kiekvienam individualiai keliones ir visą tai, kad pradėčiau planuoti ir turėčiau keliauti, tai man užtruko tikrai net 10 metų, taip atrodo, čia paprastas įsėdi, gyveni naujoje šalyje ir planuoji keliones. O iš tikrųjų tas įdirbis yra, aš kai dabar pagalvoju 10 metų, tai reiškia, tiek metų užtruko man surasti savo patikimus žmonės, klientus, taip pat kurie manim pasitikėtų ir nes vis tiek, man atrodo, turi pasitikėti žmogum, kuriam paskiri savo atostogas, kurias dažnas mūsų turi kartą į metus. Tik tai. Ir man visą laiką atkreipiu dėmesį į pavadinimus. Pas tave pavadinimas tavo prekės ženklo, galima sakyti, yra Blondie in Morocco. Ir tai tarsi pavadinimas atskleidžia na to tokį išskirtinumą, kad esi kitokia. Tai vat kokie buvo tie veiklos iššūkiai Marokė? Kaip tu, sakai, daug bendrauji su žmonėm? Kokia kalba jūs šnekat? Kaip jūs apskritai bendradarbiaujat, ar ne? Nes tu esi kitokia, tu esi moteris, kitoje kultūroje, europietė. Koks požiūris buvo ir kokie buvo iššūkiai pradedant veiklą būtent Marokė? Tai gal, kalbant apie tą vardą Blondinė Marokė, Blondie in Morocco, iš pradžių kilo tas pavadinimas kaip juokas, viena mano draugė marokiečių sako, tai tu būk Blondie in Morocco, sako, eik tu Blondie in Morocco. Sako, nu bet tu esi Blondie in Morocco, prieš 10 metų iš vis užsieniečių Marokė mažai buvo. Tai iš pradžių kaip juoką galvoju, bet po to, galvoju, nu gal tikrai čia taip galima iš tikrųjų tai nepažiūrėti taip labai labai rimtai su to pavadinimu ir kaip tik žmonėm atsipalaiduoti leis, kad jeigu Blondinė Marokė čia gyvena ir keliauja, vadinasi, bet kas gali tai daryti. Ir tie iššūkiai iš tikrųjų buvo, kad iš pradžių ten visi vairuotojai ar gidai į mane taip įtartinai žiūrėdavo, ar ne kažkaip tokia, aš vis tiek jau jaunutė Blondinė iš užsienio atvažiavus, nori čia kažkokį verslą daryti. Bet man atrodo, aš jų pasitikėjimą gavau tuo savo tokiu kruopštumu ir disciplina ir priminimais visada, kad viskas pas mane turi būti laiku ir apmokėjimai laiku. Ir jie vis laik sako, wow, Rasa, su tavim dirbti labai faina, nes tu pas tavo ta disciplina europietiška man labai patinka. Aš vis laiką primenu 10 kartų ir pas mane nieks nevėluoja. Labai retai būna, kad kažkas vėluoja. Tai man atrodo, tokia
pagarba atsirado per laiką ir svarbiausia, teko ne vieną mėtų arbatą išgerti kartu, ne vieną susitikimą turėti, šiaip bendrauti apie gyvenimą, kol jie tada jau tave priima. Nes čia Maroke svarbiausia yra daug bendrauti, kalbėti, arbatas išgerti ir tada tik prie reikalų eiti. Tai va taip viskas ir vyko lėtai, stabiliai ir užtruko laiką, bet va atėjau čia, dabar esu, kur esu. O ar nenuvargina va tas va nuolatinis, žinai, priminimų siuntimas arba tas arbatų nuolatinis gėrimas, nu vis tiek viena vertus gal norisi to tokio greito rezultato, čia jisai ateina palaipsniui, ar ne? Ar nebuvo toks momentas, kai jau galvoju, kad jau viskas, nu pavargau? Buvo, žinokit, visokių momentų ir aš galvojau, ne kartą mesiu šitą kelionių planavimą, kiek galiu, paprasčiausiai susirasiu darbą savo ofise, ramiai dirbsiu, negu čia vargsiu dabar. Karštagi būna vasarom labai, būna kažkas nepavyksta, ar ten, sakykime, suplanuoja nuostabią kelionę, lietus pradeda lyti, kuris šiaip nelyja labai retai Maroke, arba tenai koks nors, nežinau, potvinis atsitinka, kuris irgi būna kai kuriuose regionuose 5 kartai 5 metus, pavyzdžiui, palyja. Ir palyja tada, kai suplanuoja kelionę šeimai, būtent tam regione. Arba žmonėm būna bloga nuotaika ir atrodo kažko skundžiasi ir pavargsti ir galvoja, tikrai nebenoriu. Bet viską kažkaip atperka rezultatai vis laik tie galiniai, žmonių šypsenos, padėkos. O kaip pas tave apskritai atsirado Marokas? Kodėl būtent Maroką pasirinkai? Atsirado ilga istorija, bet tokia labai standartinė, kaip ir daugumas merginų Maroke. Tai prieš, net daugiau negu prieš 10 metų pirmą kartą atvykau Maroką kaip turistė ir susipažinau su vietiniu vaikinu, marokiečiu. Ir ten prasidėjo meilė, gimė labai didelė ir nusprendėm, porą metų bendravom per atstumą, kad visgi man reikia keltis gyventi Marakešą. Aš ten atsikėliau gyventi ir man buvo, atsimenu, iš pradžių labai sudėtinga, nes atsikėliau birželio mėnesį, išlipau iš lėktuvo Marakešą ir buvo plus 50. Ir taip toks karštis, net akioboliai atrodo išdegs ir galvoju, ką aš čia darau dabar. Ir buvo ten ir upside downs, kaip sakoma, ir buvau metus viskas, sakau, viskas nebenoriu, įsiskyrėm su draugu, galvoju, važiuoju iš to Marakešo, man gana. Bet kažkaip išvažiavau, aš dar tuo metu ir Olandijoje gyvenau ir sėdžiu iš tam Amsterdam ir galvoju, nu, kaip nuostabu tam Amsterdam, vis tiek noriu atgal grįžti. Ir kažkokia ta trauka buvo, kad grįžau ir pradėjau savo blogą Blondinė Maroke, kadangi esu šiaip irgi žurnalistė. Tai labai mėgstu rašyti ir tas blogas gimė tinklaraštis tiesiog, kad man patinka rašyti, pradėjau rašyti apie Maroką, čia tas ir žmonės pradėjo mane kreipti, sako, oi, tai gal gali padėti suplanuoti kelionės, galvoju, nu gal, tai sakau, visas tas Blondinė Maroke projektas gimė iš didelės aistros rašymui, be jokių norų tai pradėti kaip verslą, tai ir taip tas 10 metų įsirutuliojo iki pat dabar, kad aš vis dar ten esu ir toliau vystau savo kelionių planavimą. O ar pameni, koks buvo kažkoks didžiausias iššūkis, galbūt ypač pradžioje, arba persikeliant, arba pradedant veiklą, žinai, gal kažkokios taisyklės, apribojimai, kurių nežinai, arba kalbos barjeras labai trukdė? Gal labiausiai trukdė tas dvilypumas gyvenimo Maroke, nes, sakykime, tai vis tiek yra musulmoniška šalis. Vyrų dominuoja vyriška kaip ir kultūra. Ir man kaip užsienietį šiaip tai nėra taip sudėtinga kaip vietinė moterim. Dabar tai šis truputėlį lengviau, bet seniau prieš 10 metų šis buvo komplikuočiau. Tai kalba ne visai buvo problema, nes daug kas labai kalba ir angliškai, aš ir prancūziškai moku. Tai dėl tos kalbos nebuvo barjero, bet labiausiai sunku buvo, kad, sakykime, tuo metu, kai buvau su draugu, tai labai sunku bendrauti su vyrais, jie tave nežiūri, gal taip pat ar ne, ir rimtai, kad tu gali kažką ten verslą vystyti. Tai ir dvilypumas gyvenimo, to musulmoniško, kurio dauguma net nesilaiko tų visų religijos taisyklių, bet toks yra fasadas. Visi vaizduoja, kad taip gyvena, ar ne, bet iš tikrųjų yra ir ne vienas musulmonas, kuris ir Ramadano nesilaiko, yra ir kur dauguma ir barus vaikšto, ir alkoholį geria, bet tas toksai dvilypiškumas nuolat, kad tu turi užsidėti kažkokią kaukę, tokią išorinę ir, sakykime, net ir gyventi Maroke skirtingų lyčių partneriams yra labai sudėtinga, jeigu nesi susituokęs, tai tuo metu, kai gyvenau su draugu, mes negalėjom oficialiai kartu gyventi, nes nebuvom susituokę,
turėjom susirasti ten butų rezidencijų, kur jau savininkai yra labai tolerantiški, bet tokia atrodo nuolat truputėlį baimė, kas būtų, jei būtų. Negali apsistoti viešbučio kambariuose tos pačiuose, jeigu nesi ištekėjęs vedęs. Oho. Tai tokių niuansų, kad tu visą laiką turi truputėlį jų laikytis, kad nepapultum į bėdą. Ir aš niekada nebuvau, ten jokių problemų neturėjau, vien dėl to, kad žinau, kaip laviruota riba tokia slapta. Gal taip. Bet čia turbūt reikia pajausti, ar ne, kada ant tos ribos vaikštai, ar ne? Ar čia kažkokius kodus reikia perskaityti? Tiesiog per laiką tą supranti ir žinai, iš pradžių atvykus dauguma užsieniečių Maroke būna labai tokie romantiški ir įsivaizduoja, va, kaip čia viskas faina, gražu ir taip ir yra. Bet tiesiog po truputėlį ilgiau gyvenant, pradedi jausti, kaip ar ne, reikia tam tikrus dalykus daryti ir bendrauti, tas pats dėrybų menas, ar ne, ar kad nuėjęs ant kažkur nusipirkti ar pinigų įsikeisti, tu gal užtruksi 15 minučių šnekėdamas apie orą, tai irgi būna sunku priimti, kad tokia tiesiog yra kultūros dalis, bet sakau, per laiką tiesiog natūraliai tai ateina. O ar įsivaizduotum save gyvenant Maroke, bet užsiimant visai kitą veiklą? Turėjau iš tikrųjų, aš kitokių planų norėjau, kaip ir dauguma užsieniečių, atsidaryti savo Rijadą viešbutį. Rijadas toks yra tipinis marokietiškas viešbučio pastatas senamiesty Medinoje. Tai aš galvojau, pasidarysiu Rijadą, net buvau susiradus tą Rijadą, kur nusinuomoti ar nusipirkti, bet po to pagalvojau, kiek čia daug darbo yra ir su meistrais, ir su renovacijoms. Nežinau, gal kas skaitė Khalid Ashan knygą Kalifo rūmai, tai jeigu neskaitai, labai rekomenduoju, ten vis kalba apie renovacijas Maroke. Tai vat labai kažkaip mane ta knyga paveikė ir pagalvojau, kad gal visgi kelionės planuoti paprasčiau, nors ta svajonė kažkaip savo tą Rijadą turėti kažkaip nedingo iki šiol. Gal ateityje, kas čia žinau. Taip. Aš taip dar galvojau, irgi visai neseniai kalbėjau su viena moterim, kuri gyvena Lenkijoje ir irgi planuoja keliones, pavyzdžiui, lietuviams ir kitiems žmonėms, kurie nori atvykti į Lenkiją. Ir dabar kalbuosi su tavimi ir galvojau, kad kelionių turizmo sritis dažnam emigrantui, ypač galbūt tolimesnėse, netradicinėse šalise, yra toks labai priimtinas būdas vystyti verslą. Ar yra daugiau lietuvių, kurie daro kažką panašaus kaip tu ir irgi Maroke? Kažką būtent taip panašaus kaip aš gal nėra, arba nežinau. Yra keletas lietuvių, kurie atvažiuoja porą kartų į metus. Ten vieną žinau lietuvių, kuris su džipais daro turus, bet būtent žmonėm, kurie nori patys vairuoti, yra oro balionų pilotų, labai įdomus aspektas, bet yra nemažai oro balionų pilotų iš Lietuvos, kurie Marakeše, Agadyre pilotuoja oro balionus, tai ir jų pažįstu ne vieną. Tai čia irgi labiau su turizmu susiję. Tai daugiau ne, man atrodo vis tiek, gal yra, kur organizuoja jogos, retrytus, bet tokie atvažiuojantis, išvykstantis, bet kad gyventų taip nuolatos ir nėra, tai vis tiek nėra toksai paprastas verslas turizmas, turi turėti labai daug pažinčių, įdirbio ir iš tikrųjų atrodo romantiškai ir gražu, bet realybė sudėtingesnė. O taip, jeigu pabandyti pasegmentuoti, žinai, tokiais stulpeliais, kokie buvo didžiausi skirtumai lyginant su Europą, taikantis prie kažkokių tais verslo tradicijų? Pati užsiminė apie dėrybas, ar ne, irgi, kaip tos dėrybos atrodo, turgui turbūt vienaip, o versle vėlgi yra kitaip, arba ten nežinau, kaip reikia dėrėtis apskritai. Tai dėrybos čia toks irgi sudėtingas variantas, labiausiai gal dėrėtis geriausia tada, kuomet tu su tais partneriais padarai tokį labai asmenišką kontaktą, kaip sakau, sugeri užtenkamai mėtų arbatos, tada jau jie tavim pasitikė ir duoda ir geras kainas, ir paslaugas tikrai, tai gal nežinau, kaip ten Europoje panašus verslas vystomas, bet čia yra būtent tas toks labai gilus kontaktas, kad tu turi visai paklausti. Negali pasakyti labas, ar gali rytoj turą pravesti. Labas, kaip sekasi, ar viskas gerai, kaip tavo kelionė praėjo. Ir turi tokių nuolat, kaip sakant, per aplinkui gražių bendravimų labai daug įterpti. Ir sakau, toks gal didžiausias skirtumas tų dėrybų ir yra toks labiau asmeniškumas ir kad negali iš karto įtiesiai prie pinigų. Mhm.
O tada pereikim šiek tiek prie pačių kelionių ir patirčių Marokė. Ko ieško žmonės ir ko tikisi atrasti Marokė ir kodėl būtent kreipiasi į tave? Keliautojai Marokė labiausiai turbūt tikisi atrasti egzotiką, nes tai visų pirma yra Afrika, visai kita kultūra, tai jie, man atrodo, ir nori tos šilumos, ir egzotikos, ir visiškai kitokio kultūrinio patyrimo. Ir dauguma net labai būna tada keista, kai atvažiuoja ir, pavyzdžiui, skundžiasi, Rasa, Marokas buvo labai smagu, faina, bet labai visi kabinėjas, nori viską parduoti, tenai chaosas. Sakau, palaukit, tai jūs to ir važiavote į Maroką, įsivaizduokit, Marokas bus kaip Vilnius. Kaip tik čia vienas šiandien parašė vaikinas, sako, Rasa, nuėjau į Odos ten raugyklas, mane ten labai apgavo visiškai ir pasiklydau pirmą dieną, sakau, taip, labą dieną, welcome to Maroką. Čia taip, tame ir žavumas, nes prisiminsi, atrodo, kelionę tada ilgai. Tai, man atrodo, lietuviams tai tokia egzotika tikrai labai traukia, taip pat ir skrydžiai palyginus nėra tokie brangus ir kiek ten 4 valandos, 5 valandos Lietuvos nuskrist. Ir Marokas taip pat labai yra gera vieta keliauti, nes mes turim ir Saharos dykumą, ir kalnus įspūdingus aukšto atlasų, ir sniegą, net žiemą galima slidinėti, na, aišku, ne Šveicarijai. Tai yra ir paplūdimių visa juosta pajūrio nuostabi, ir yra ir miestai modernus, nuo modernių Rabatų, Kasablankų iki imperatiškųjų senovinių Marakešo, Fezo miestų, kalnų kaimai. Tai ta tokia Maroko visa kultūra yra labai įvairiapusė, tai per 2 savaitės tu gali pamatyti tiek skirtingų kraštovaizdžių ir vietų, kad ta pati kelionė bus tikrai labai įspūdinga. Mačiau šiaip, kad tu komunikuoji ir lietuviškai, ir angliškai, tai suprantu, kad turi ganėtinai plačią tokią tarptautinę auditoriją, ne? Taip. Ir mano klausimas būtų, kokių poreikių turi lietuvių keliauti ir kokių poreikių turi užsieniečiai, žinai, kaip skiriasi, ko skirtingi žmonės ieško? Geras klausimas iš tikrųjų, gal, sakyčiau, užsieniečiai labiau ieško turų, tokių kelionių, kuriuose viskas labiau pasirūpinta, tai yra su vairuotoju, ar nesakykim, kad jiem nereiktų nieko rūpintis, nuo A jau iki Z visiškai pilnai. Ir užsieniečiam dažniausiai jiems viskas būna gerai, jie net gal ir neturi laiko ar nenori gilintis per daug, sako, Rasa, mes tavim pasitikim ir tiesiog tas ir tas tinka. Tuo tarpu lietuviai mėgsta labiau gal truputėlį ir patys prisidėti prie planavimo, tai yra, jie nori gal ir patys vairuoti automobilį nuomoti, čia irgi labai dažnai būna, nori patys pasižiūrėti ir viešbučius, pasitikslinti ten kokie. Ir jie, sakau, jiem patinka truputį daugiau nuotykių paieškoti. Tai jie gal toks būtų ir didžiausias skirtumas tarp lietuvių ir užsieniečių. Nors, sakau, tų skirtumų kažkaip iš tikrųjų labai daugiau ir net nėra labai. O, pavyzdžiui, kam labiausiai tinkamas Marokas, ar tai būtų geriausia destinacija jaunimui, jauniems žmonėms, aktyviems, galbūt fiziškai labiau pasiruošusiems, ar jis ir tinkamas, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus keliautojams, žinai, kur galbūt mėgtų sėslesnį keliavimo būdą ir kitoks principas jiems būtų taikomas? Galėčiau pasakyti visiems, bet visgi sukonkretinsiu. Gal Marokas nėra tinkamas tiems, kurie keliauti nori kaip į Turkiją arba Egiptą, kur all included. Tai žinoma, jūs Maroke tai galite rasti, yra Gadirė viešbučiai ir Marakešė, bet tai nėra ta šalis, kur all included nuvažiavus, jums ten labai wow bus vis tiek. Čia yra šalis, kur gal labiau skirta tiems, kurie nori truputėlį nuotykį, nori labiau patys patirinėti skirtingas vietas, ne tik gulėti prie viešbučio arba pajūryje. Tai gal, sakyčiau, tiek jaunimui, kuris ir nori mašinas patys vairuoti ar nes traukiniais pavažinėti, bet tiek ir vyresniems žmonėms, tai tikrai nemažai turiu ir klientų, kurie yra ir 60 ir su tėvais važiuoja ir jiems patinka, pavyzdžiui, pabūti keliose vietose. Jie nėra gal tokie avanturistai, bet užtenka pabūti Marakešį, nuvažiuoti prie jūros, bet jie nenori tiesiog paplūdimy gulėti, jiems neįdomu, jie nori vis tiek patirinėti. Ir šeimos su mažais vaikais taip pat labai mėgsta Maroką, nes Maroke vaikai labai yra mylimi, tai irgi nemažai tokių keliautojų.
O, pavyzdžiui, kuriant paslaugų krepšelį, kai tu galvoji, va, ką pasiūlys savo va, klientams, kiek tu pati aktyviai įsitrauki, o gal tai reikia tiesiog atliepti žmonių poreikius, ko jie patys prašo, žinai, kaip tu tai kuri? Taip, tai geras klausimas. Tai aš esu tokia labiau kelionių planuotoja savarankiškiams keliautojams ir jiems visą laiką siūlau paslaugų paketus skirtingus. Pavyzdžiui, kai kurie jie keliautojai, jie nori patys suplanuoti kelionę, jie labai mėgsta planuoti, bet kadangi Marokas toks yra labai savotiška šalis, ar ne, ir daug informacijos internete yra iš kitų keliautojų lūpų ir kas nes laiką bus ne tai, kad netiesa, bet viskas veda į tas pačias nuobodžias vietas, ar net turistų nuvalkėtas. Tai jie nori, pavyzdžiui, su manim pasikonsultuoti, ar sugalvojo gerą kelionės planą. Tai mes tada susiskambinam ir jie papasakoja, ką jie darys, o aš tada sakau, nu gal tada pakeičiam tą. Tai mes turim tokį vat paketą, kad pasikalbam. Taip. Kiti keliautojai yra, kurie nori, kad aš jam viską padaryčiau nuo A iki Z. Tai reiškia, mes ne tik pasikalbam, bet aš ir visą kelionės planą sudėlioju ir gidus užsakau ir kelionės metu, kaip sakau, už rankos laikau per atstumą, per suskambinimą, žinutes, tai galimi įvairūs variantai. O ar teko kada nors keliautoje kažkokį tais net ir vedant tarsi ar ne už rankos, iš kažkur tais gelbėti, nežinau, iš dykumos pasiklydusi kažkur mieste, ar buvo tokių kuriozų, kur ir pačiai teko kažkaip tais imtis veiksmų? Taip, teko iš tikrųjų. Kažkada atsimant, buvo dvi moteriškės, kuriams net ir daviau taksi numerį, sakau, suskambinkit ir nuvažiuosiu autobusų stoti Marakeše. Bilietus turėjau nusipirkusios, joms tik reikėjo Marakešė autobusų stoti nuvažiuoti su bilietais ir nuvažiuoti į Esoirą prie vandenyno. Atrodo, viskas kaip ir paprasta. Bet kažkas atsitiko, nežinau kaip, vairuotojas kažkodėl jas nuvežė, nes Marakešė yra 2 autobusų stotis. Tai jos gal ar neparodėtų bilietų, ar ką, ir nesusišnekėjo, ir jos nuvažiavo į vietinių visiškai autobusų stoti. Ir ten irgi važiuoja autobusas tą patį miestą. Ir jos kažkaip sugebėjo išvažiuoti, bet pakeliui kontrolierius patikrino jų bilietus, sako, merginos, jūs ne tam autobuse ir jūs be bilietų važiuojat. Ir jas norėjo iš vis išlaipinti iš autobuso, jos labai apsiverkė, šiaip netaip nusigavo iki kitą miestą, bet jom buvo labai labai daug streso, ant manęs labai pyko, irgi atsimenu, bet po to sakau, vis tiek čia jau kaip atsitiko, ar ne, tiesiog kažkas susimaišė, atrodo viską paduodi, bet žmogui stresas ar kažkas, ir po to jos net manęs atsiprašė, sako, bet čia iš tikrųjų Rasa buvo toks nuotykis, kad iki šiol apie tai kalba, po mėnesį parašė. Teko šeimą gelbėti, tam sakau, čia buvo rudenį potviniai Maroke, pietuose, tai teko gelbėti, kai prasidėjo potviniai, kad jau vos nesu mašina važiuoja ir jau upė bėga, tai reikėjo jos kitais keliais pravesti, kad apvažiuotų per aplinkelius ir nusigauti iki dykumos saugiai, užsakyti viešbutį tą pačią tenai per valandą suras kitur. Tai buvo ir tokių iš tikrųjų variantų, kad tų pagalbų prireikė labai skubių. Bet visą laiką viskas baigėsi, aišku, gerai. Super. O, pavyzdžiui, aš labai mėgstu solo kelionės. Ar Marokas yra ta šalis, kur solo kelionėms, sakytum, just go, žinai? Taip, iš tikrųjų taip. Nes aš pati pradėjau kelionės į Maroką solo, kai pirmą kartą atvažiavau, kai supažinau savo to buvusiu draugu, tai aš keliavau viena, sugalvojau, mėnesį laiką atvažiuosiu į Maroką, čia buvo jau nesakau daugiau negu prieš 10 metų ir man labai patiko, nes kai vienas keliauja, tai iš tikrųjų tu atviresnis turbūt būni naujom pažintim ir gali hostelėse apsistoti ir sakau, tikrai drąsiai galima keliauti, saugu ir ypač merginom vienom labai dažnai sulaukia klausimų, tai manau tikrai be problemų. O pavyzdžiui, daug dar girdžiu tokių atsiliepimų, kad visiškai kontrastų šalis Marokas yra. Visgi atrodo, kad nesvetima ta rytietiška prabanga, bet ar nebūna taip, kad turistai patiria šoką išėjus už viešbučio ribų, kad ar ne visai kitas kontrastas. Kokie būna atsiliepimai apie tai, o gal čia apskritai aš kažkur paskaičiau ir tai yra netiesa, nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai nesu buvus Maroke. Tikrai tiesa, Marokas yra visiškai kontrastų šalis, sakau, gal tuo ir žavė visus, kad ten yra, atrodo visai kitas pasaulis, nusileidi lėktuvu ir kažkur atsiduri nesupranti pats kur.
Tai gal tie kontrastai ir žavi iš tikrųjų žmonės labiausiai. Ir būna šokas, man atsimenu draugę kažkada atskritai Marakešą, aš dar buvau kitame mieste, man skambina Rasa, noriu skristi atgal, sako, kas čia, beprotnamis kažkoks. Bet po to žmonės pripranta ir dažnai sako, kad Marokas buvo viena geriausių gyvenimo kelionė iš tikrųjų. Tai kontrastas didžiulis. O ar, pavyzdžiui, verta, nes vis didėja, man rodos, tas tokių prabangių kelionių segmentas, ar verta rinktis Maroką būtent prabangioms atostogoms? Tikrai taip, ir aš vis laik sakau keliautojams, kad Marokas gali būti toks brangus, kokio jo norit. Norit sustot viešbutį iš 1000 eurų be problemų. Ir iš tikrųjų Marokė tas luxury travel yra labai populiarus, yra daugybė labai aukštos kokybės ir lygio viešbučių, kur, sakau, visokios Lamamūnijos, Four Seasons, kur, sakau, naktis 1000 eurų kainuoja, ir paslaugų aptarnavimo lygis tokiems klientams yra iš tikrųjų pačios aukščiausios formos, ir garsenybės viso pasaulio važiuoja į Maroką, Marakešą, Davidai Beckhamui, Madonos švęs gimtadienių, klipus kurt, nes tikrai Marokas sugebėjo tą iškelti savo kokybės kortelę labai aukštai. Tai tikrai verta. Kalbėjom, ar ne, pati minėjai, kad daug ką galima pamatyti Marokė, ir kalbant apie gamtos įvairius, ar ne, kažkokius taip, kaip čia pasakyti, gražius vaizdus, kalnus, jūrą ir panašiai, bet gal yra kažkokios vietos, kur keliautojai tarsi praleidžia, bet nepelnytai, ir kurios nepelnytai neįvertintos. Tikrai tokių vietų yra labai daug, ir čia aš vadinu savo arkliukas, tos off-beaten path visas vietas, ir aš dažnai, kai sudarinėju maršrutus, jas įtraukiu kaip pasiūlymas. Jūs galit apsilankyti, pavyzdžiui, Kasboj Ben Hadu, kuri yra labiausiai turbūt turistinė vieta Marokė, visi turai ten sustoja. Arba, sakau, galit, pavyzdžiui, pavažiuoti truputį į šoną valandą, ir ten bus kita įspūdinga Kasboj des Kaits, irgi pietų ten oazijai. Tai tos vietos, kažkada, atsimenu, prieš 10 metų buvau atradus pajūrį tokį kaimą, kuris vadinasi Tagazut. Tai ten buvo banglentininkų rojus, toks mažas žvejų kaimelis, nežinomas. Ir dėja, per tą 10 metų, palyginus, kas buvo tada ir dabar, jis pasidarė be proto populiarus. Tai dabar aš pradėjau galvoti, kad iš tikrųjų man tas Tagazutas turėtų būti kita vieta, tai dažnai rekomenduoja kitą netoliese esančią vietą kaip Imsuan, tai va, tai kas domėsis gali pasižiūrėti. Taip pat labai mėgstu haikinimą ir kalnus, tai rekomenduočiau visiems apsilankyti tik 1,5 valandos kelio nuo Marakešo, yra toks Imlil kaimas kalnuose, tai aš ten tiesiog mėgstu irgi atitrūkti nuo gamtos, pabūti kalnų oazijai, tai net ir dienai nuvažiuoti, tiesiog labai iš tikrųjų įspūdinga vieta. Ir kas mėgsta labiau šiaurę, tai nebūtina važiuoti vien į mėlynąjį, turbūt daugumos girdėtą miestą, toks visas mėlynai išpieštas čia šiaurėm. Tai visi irgi įvažiuoja, net ir sakau, aš jį vadinu kiniečių rojum ir japonų, nes ten net kiniečių restoranai atsidarė dabar. Bet vietoj jo dažnai rekomenduoju tokį kitą kaimą nuvažiuoti, kuris yra 2 valandas kelio čia važiuojant link Fezo, o šiaip dauguma, kas būna šiam važiuoja Fezą po to, tai visai netoli per vidurį toksai Mulai Idris, kas žiūrėjęs gali pasižiūrėti, toks kaimas prie pat Volubilis, romėnų miesto, ten toks palikimas yra archeologinis romėnų miestas ir Volubilis, ir šalia jo yra Mulai Idris kaimas, į kurį ne musulmonai nebuvo įleidžiami labai daug metų. Tai va, sakykime, gali ir ten apsilankyti, ir prie jo yra Meknes. Meknes, nustebinsiu, bet Meknes yra alkoholio gaminimo sostinė Marokė, ir ten yra nedaugybė vyninių. Oho. Taip, tai va. O iš kur jie vynogės gauna? Užsiaugina? Patys augina, klimatas labai tikrai palyginus geras, Meknes regione ir lietaus yra daugiau, tai va galima slagyti net vyniniai, paragauti vietinę vyną. Wow. Geras, tikrai nebūčiau net pagalvos ir net nebūčiau paklausus apie tai, tai tikrai labai ačiū, kad pasidalinai. Taip. O dabar, pavyzdžiui, tų vietų daug. Daug tų vietų, o kaip jas pasiekti yra geriausiai? Visgi nuomotis automobilį, ar galima pasiekti kažką ar viešuoju transportu? Visą laiką sakau, geriausia, jeigu norit vairuoti, nebijot ir norit vairuoti per atostogas, tikrai nuomokitės automobilį. Tai pats paprasčiausias būdas pasiekti visas vietas Marokė. Eismas yra kiek chaotiškas, bet kažkaip
greit perpranta vis tiek tą sistemą visi vairuotojai, kaip vairuoti. Svarbiausia taisyklė yra, kaip sakau, išvengti kitų mašinų, tai reiškia, laikykitės tokių taisyklių, kad išvengtumėt kitų mašinų ar automobilių. Labai paprasta. Tai galima naudotis viešojo transporto kaip autobusais, traukiniais, kurie yra tikrai gero lygio, galima bilietus net internetu nusipirkti. Autobusų tvarkaraščiai irgi yra internete, bet ne visur važiuoja traukiniai autobusai. Tai, pavyzdžiui, dykumą geriausia nusigauti su nuomotu automobiliu arba privačiu vairuotoju. Tačiau vėl privatus transportas, pervežimai kainuoja nemažai, tai kai pasakau kainas, dažnai būna dauguma, tai gal mes su traukiniu tada. Tai taip, O, pavyzdžiui, nuomoti koks yra automobilio. optimalus dienų skaičius, ar ne, kad, sakykime, pavyzdžiui, labai dažnai būna, ar net tie tokie skrydžiai, ar net 3 dienos, 5 dienos, 7 dienos. Kas tai būtų optimalu, kad nebūtų per daug trumpai, bet vėlgi, ar ne, kai kurie skiria tik savaitę laiko atostogams arba ten 8 dienas. Tai per kiek dienų būtų galima, taip sakyti, kad aš tikrai buvau Maroke ir pamačiau ir gamtą, ir miestus, ir kažką tais nuveikiau. Sakyčiau, ir 7 dienų užtenka, kad ir kiek dienų turėsit užteks, bet neprisiplanuokit milijono dalykų, mano čia pagrindinė taisyklė. Jeigu, pavyzdžiui, turit 7 dienas, tai nenorėkit nuvažiuoti visur, nes tai tikrai ne tik, kad neužteks laiko, bet ir pavargsit. Tai sakyčiau, 7 dienos tai idealu, jeigu apsiribojat kokią Saharos dykumą, Marakešą ir dar vieną vietą max. Jeigu nori daugiau patirinėti, kaip sakau, grand turą padaryti, tai reiktų 2 savaičių minimum. Ir ką be planuotumėte, tą dienų skaičių, sakau, labai žiūrėkit, kad nepavartumėt, nes atstumai yra dideli, kaip pasakau lietuviams, tai čia tik 3 valandas kelio, čia tik 4, čia tik 6, tai visi manęs klauso, sako, tik Lietuva visą tik 3 valandas pervažiuoti, o Maroke yra man 3 valandas nuvairuoti, pirmin atgal, nuvažiuoti 8 valandas per dieną yra normalu, bet ne visiems, tai sakau, atstumai nemažai iš tikrųjų. O šiaip, ar ne, Maroke susipinagi labai daug kultūrų, ir arabiška, ir berberiška, jeigu neklystu, prancūziška, ispaniška, tai toks labai aptakus ir platus klausimas, atsakyk kaip nori. Kiek Maroke yra Afrikos ir kiek Europos? Labai geras klausimas iš tikrųjų, nes dauguma, kur važiuoja į Maroką, įsivaizduoja, čia tai čia jau Afrika bus visiška. O aš, kai paklausė mane žmonės, kur tu gyveni, aš galvoju, tai sakau, Afrikui, bet sakau, tikrai ne Afrika tas Marokas, man visiškai, net kartais neapsiverčia liežuvis pasakyti, kad gyvenu Afrikai, nors tai yra, net sakyčiau, reikia atskirti Šiaurės Afriką nuo likusios Afrikos, tai Šiaurės Afrika, kur Tunizija yra ir Egiptas, jie kažkaip labai kitokie, nes jos valdo labiau arabišką kultūrą ir jie toks labai, gal sakyčiau, ten nedaugiau arabiškos kultūros negu tos Afrikos net. Nes, sakau, kiti manęs klausia, tai kokie čia gyvūnai bus, tai įsivaizduoju, kad čia tokie zebrai, kupranugari pilna. Nepamatysi mane. Ne, tai tikrai ir liūtų nebus, ir zebrų, tai kai manęs paklausia, kokie gyvūnai, net sutrinku kartais, sakau, tai asiliukai. O europietiškos kultūros tikrai irgi yra nemažai, labai daug. Visų pirma, administracinė kalba yra prancūzų, beveik 80% marokiečių kalba prancūziškai. Tai tas palikimas labai stiprus ir Marokas yra pakankamai vakarietiškas ir naujus metus beje švenčia, nors šiaip pagal musulmonus jie visai kitą švenčia ir kalėdas net švenčia dėl komercijos, jam patinka, bent dėl komercijos, visų blizgučių. Tai tikrai yra to visko, sakyčiau, mišinys visko, gal tos arabų kultūros koks pusė, o europietiškos ir afrikietiškos po kokią 33% pasidalinę. O kaip, kalbant apie tuos klajoklius arba dykumų gyventojus, berberus, ar yra kažkokios, kaip pasakyti, įtakos Maroko gyvenimo būdui ir su kuo gali keliautojai susipažinti, ar iš vis verta turėti kontaktą ir vykti į dykumą? Tai berberai, tada patikslinsiu, nes visi sako berberai, šiaip patys berberai nemėgsta, kai jos taip vadinasi, sako, mes ne berberai, ne barbarai. Tai iš tikrųjų jie vadinasi Amazir, tai yra Amazir senoji Šiaurės Afrikos genčių, senusios Šiaurės Afrikos gentis, tai yra vadinamas Amazir. Jis tiesiog berberais, gal čia supaprastinti, tai dabar visi vadina, tai aš dažnai taip sakau, kad žmonės nesimaišytų. Tai yra tikrieji senieji Maroko gyventojai
ir po to juos tiesiog užvaldė ar ne arabų kultūra atėjusi ir juos visus nepavertė arabais, taip supaprastinti, tai pasakoju. Ir tie berberų amazyrų gentis iki šiol yra išlikusios ir gyveno, sakykime, kalnų vietovėse ir dauguma jų net nešneka, pavyzdžiui, arabiškai. Maroke žmonės kalba daryžą, tai yra dialektas arabų. Tai dauguma tų amazir berberų net nekalba, pavyzdžiui, arabiškai daryžą, jie tai kalba vis dar tą amazir savo kalbą. Tai ir atsiskyrę gyvena ir, pavyzdžiui, dauguma marokiečių, ypač marokiečio, kai paklausė, sako, tu čia marokietis arabas, jie sako, ne, aš esu berberas amazir, labai išdidžiai. Ir jie tokie kaip klajūnai, ar ne, sakykime, gyvena kalnuose ir nenori iš tikrųjų iš tų kalnų išsikraustyti. Ir atsimenu, kai buvo žemės drebėjimas Marokė prieš porą metų, čia gal visi teko prisiminti, toks didžiulis. Ir dauguma kaimų aplink Marakešą sugriuvo ištisai. Ir aš nuvažiavau pas savo pažįstamą draugą į jo kaimą, kur irgi buvo nugriuvęs ant šlaitų kaime. Ir visi žmonės ten gyvena palapinėse. Ir jie ten apie metus dauguma gyvena, kol atsistatė namus. O mano tos draugas gyveno Marakešą, tik jo šeima tam kaime. Ir jis sako, Rasa, aš siūliu savo tėvams su manimi Marakešą važiuoti. Sako, nenori nieks. Nes jie tiesiog taip įpratę gyventi, turėti savo tą gyvenimo ritmą, kad jiem geriau jau palapiniai, negu į miestą važiuoti. O grįžtam... Ar priimas turistus, ar ne? Ar vyksta tenais turistai patirti tą gyvenimo būdą? Vyksta, iš tikrųjų, vyksta ir kaimus, tai tikrai, jeigu tai yra, kai kurios šeimos ir pačios kviečiasi, tai tikrai priima, tik tai reikia atsargiai ir su fotografavimu, šiaip nelabai jie mėgsta, kad jos fotografuotų, atsiklausti reikia. O beje, dykumos klajūnai, tai ten nomads vadinami, tai truputėlį net ir visai kas kita yra, kurie dykumoje gyvena iš vis palapinėse. Jie galima nuvažiavusi dykumą paprašyti, kad jūs nuvežtų ten pas juos, pažiūrėti, kaip gyvena. Tai tiesiog gyvena palapinėse ir klajoja kokius metus, priklausomai nuo vietos, vis pakeičia vietą gyvenimo būdą ir tos palapinės visiškai basic, su vaikais jie ten būna, tai juos aplankyti galima. Bet matai, labai gera tokia skirtis, nes aš būčiau turbūt pagalvojus tą patį, tuos klajoklius prilyginus tai Amazigh kultūrai. Tai yra visiškai skirtingi dalykai, ar ne? Bet jie išlaikė tą širdį gal dvasią tokią nepriklausomą, kad jie vis tiek nori savo kalnų kaimuose gyventi. Ir visokų dauguma marokiečių, kai paklausė, kas tu toks, jie pasakys, aš esu amazir, berberas, ne arabas, būtent. O kalbant dar apie tą kultūrinį identitetą per skonius, kvapus ir gastronomiją, ar ne? Marokas tikrai yra gausus prieskoniais, skoniais. Kaip apibūdintum apskritai tą tokią Maroko pusę, ypač Maroko virtuvę? Ką būtina paragauti? Kokius prieskonius galbūt išskirtum, ką verta būtų parsivežti ir panašiai? Tokia plati tema iš tikrųjų net. Jo, bet tokius... Tai Marokė gal taip plačiai paimant, pasakysiu, kad dauguma yra mėsaėdžių, taip paprastai. Tai valgo labai daug mėsos ir bulvių. Tai pagrindiniai patiekalai yra tadžinas, tai toks didžiulis molinis indas su dangčiu, tokiu trikampiu. Ir jame kepama pagrindė yra mėsa su bulvėm arba svogūnais, arba tik su mėsa ir svogūnais. Ir labai lengva iš tikrųjų pasigamintos tadžinus, daug prieskonių įdedama, šiaip nėra marokietiškas maistas aštrus iš vis, tai nebijokit. Tai pagrindė tadžinas yra, po to kitas patiekalas yra kuskusas marokietiškas, kuris beje gaminti užtrunka apie 4 valandas, tai jie neužpila kuskuso karštų vandenį, kaip mes pratę galvojame. Jie kuskusą ten atskiria su rankom kiekvieną kropą, tai tas... Oho. Taip, sakau, kai aš gaminau, užtruko 5 valandas man jį pasigaminti. Tai norit pasakyti, kad jeigu kažkas susisakys kuskusą, tikrai reikės laukti 4 valandas? Geras klausimas ir atsakymas ne, nes Marokė kuskusas valgomas tik tai tikrasis kuskusas, vietiniai kaviniai jūs gausit tik penktadieniais, dėl šios priežasties. Ir tik pietų metu, ir tik kai baigėsi maldos nuo 12 iki 2, tuo metu visi iš ryto, kol vyrai meldžias, moteris gamina visur kuskusą ir jau kai visi baigia melstis, tada visi eina pietų valgyti kuskusą. Tai tik tą dieną ir gausit. Aišku, turistai gali gauti turistinėse restoranuose, bet kada jos parašė ryte ir tada užsisakai, bet šiaip penktadieniais tikrą kuskusą gausit. Geras, va čia tai taisyklė.
Taip, taip, nes užtrunka pagaminti nemažai laiko dėl to. O kaip vat su prieskoniais, kažkokiais tai ypatingais skoniais, ką galima gauti tik Maroke? Pavyzdžiui, labai dažnai būna, kad, na, argano aliejus tai čia jau tik Maroko ir tarsi, na, žinai, produktas, toks Taip, taip. marketingas, bet ar tai tiesa? Argano aliejus tikrai, argano medžiai auga tik Maroke ir būtent pietų Maroko regione aplink Agadyrą Esauyirą. Tenai ir iš jų gaunamas aliejus, kuris šiaip Maroke nenaudojamas, pagrindė naudojamas kosmetikai. Jis naudojamas kepimui maistui, bet netoks populiarus, nes yra labai brangus, tai man atrodo tikrai dedama jį kaip įpilama pusryčiams, prie duonos pamirkyti kaip aliejų, šalia padedama lėkštutėse, bet šiaip sakau pagrindė kosmetikai, o iš prieskonių tai naudojama visur kuminas, čia turbūt lietuviškai irgi sakoma kuminas, taip? Taip. Tai pagrindė kuminas, ciberžolė, tai va, jeigu norit marokietišką tažiną pasigaminti, ciberžolė, kuri viską nuspalvina geltonai ir net rankas, Taip. tai su ciberžolė visi svagūnus karamelizuoja. Tada yra kuminas, pagrindė pipirai, čili pipirai, raudonieji milteliai ir tokie prieskoniai esminiai ir dar gal šitą naudoja imbierą susmulkintą. Tai tokie vat, visur dauguma dedama tų prieskonių, vadinasi, tos prieskonių mišinys ras el hanu, tai yra ras yra galva, dažnai kai sako ras, net galvoja, kad čia apie mane šneka. Bet yra prieskonių galva, tai toks vat, mišinys tų visų spices. Gal Marokė kas dar labiau tokio kitokio, ko kitur nerastumėt, kad į maistą, bet nors šiaip ir Lietuvoje deda šafrano yra, tai Marokė irgi labai populiaru dėti prieskonių šafraną, o visi kiti patiekalai, tai gal išskirčiau gatvės maistą, kad jeigu nori tokio labiau street food, tai Marokė suvartoja visą gyvulio dalį, tai ir kojos pėdos, kojos ir vadinamas tokias krajin iškepa ir galvas kepa, skrudina, tai būna kai kurie net nustemba ir žarnokus daro, kimštus, tai tokių vat, gal labiau aštrių pojūčių mėgėjams ir skonių, tai tokias verta paragauti. O kaip vegetarai, ar išgyventų Marokė? Jau po truputėlį gal ir išgyvens, nes jau Marokas, kadangi pasidarė pakankamai turistinis, jau marokiečiai pradeda ruošti meniu, įdeda ir vegetariškas. Tai jeigu kuskusas bus vegetariškas kuskusas, jeigu tažinas bus vegetariškas tažinas, nors labai dažnai marokiečiai nesupranta, kad negalima kuskuso vegetariško išimti tiesiog, ją išverdi tam pačiam podė su mėsa, tiesiog tą mėsą išima, ar ne? Tai, bet po truputėlį atsiranda, iš tikrųjų, tai vegetarai tikrai jau ras irgi ką valgyti kavinėse, tikrai. O ką rekomenduotum apskritai parsivežti kaip lauktuvių, nežinau, ar tai būtų prieskoniai, ar tai būtų kvepalai, ar dar kažkas, ar tas pats aliejus? Taip, tai tas pats argano aliejus labai rekomenduoju kosmetinį parvežti, ypač savo draugiams, vaikinai gali parvežti mamoms, sesėms, draugiams, tai čia naudojamas ir plaukams, aš vis laik naudoju ir rankoms pasitepti. Kitas dalykas labai populiarus Marokė, tai yra odos gaminiai, tai va, tokie švarkeliai, rankinukai, batai, jie yra nebrangus, gaminami vietoj ir dažomi vietoj, net rankinių būdų senovė iki šiol dauguma. Taip pat kilimai, čia Marokas garsėja savo nuostabiais kilimais, užvalkalais lovų, pagalvių užvalkalais, ten, kas nueina į Marakešo turgų, suks vadinama, tai ten išprotėja nuo spalvų visų. Tai gal paprasčiausia parsiveš būna tų pagalvių užvalkalų, nes jie nedideli, maži, šlepečių odinių, kurios ir nedaug kainuoja, ten vos už 10-15 eurų galite parsivežti nuostabias basutes odinės namo. Irgi tašės, po to prieskoniai būtinai įvairiausi, šiaudų gaminiai labai populiarūs Marokė. Taip pat pilkas vynas, tai vat, jeigu norit marokietiško alkoholio, tai pilkas grey wine, man atrodo, tik Marokė gaminamas yra. O jis tikrai pilkas, ar čia tik toks pavadinimas? Va, tas spalva, aš ne visą laiką matau pilką spalvą, bet jis toks nei rožinis, nei baltas, nei raudonas, tokios papilkėjusios spalvos, tai galite įsidėmėti irgi. Geras. Kad parsivežti ir dar galima pasižiūrėti, labai populiaru yra metalo dirbiniai, pavyzdžiui, žibintai, namie ar žvakių ten iš metalo, tokie gražiai išgraviruoti, nepapuošalai tie dėklai, tai va irgi labai populiaru ir gražu parsivežti ir verta. Šiaip
Jau mūsų pokalbis eina į pabaigą, bet aš klausyčiau, bet dar porą klausimų. Atsakinėdama, šiek tiek paminėjai, ar ne, kad Marokas darosi vis labiau turistinis. Kokius pokyčius galima įvardinti jau dabar, kas pasikeitė, ar ne? Ir ar yra kažkokių grėsmių prarasti tą autentišką Maroką? Taip, šita tema iš tikrųjų labai plati ir nekartą kalbėjau ir su vietiniais savo draugais, kad tai po truputėlį ta modernizacija palėtė Maroką ir koks Marokas buvo prieš 10 metų, tai visiškai pasikeitė. Ta grėsmė yra, bet aš gal nevadinčiau grėsmė, aš tai vadinčiau natūraliu tiesiog dalyku, kad šalis keičiasi su laiku, tampa populiaresnės, yra tiesiog tokia natūrali turbūt istorinė tėkmė. Tai iš tų pokyčių galim sakyti, kad tos pačios Medinos senamiesčiai atrestauruoti, modernizuoti, atrenovuoti yra jau nebe tokie autentiški, gal, bet tuo pačiu gal ir prieinamesni žmonėms, netokie purvini tapo. Pavyzdžiui, tas pats Tagazut, kur minėjau, kur buvo banglentininkų rojus ir iki šiol yra, ten buvo labai daug mažyčių, labai gražių namelių pristatyta, tokių vairių spalvų, kai kurie pakrypę, tokie labai autentiški. Tai, pavyzdžiui, tas kaimas dabar modernizuojamas ir tie nameliai griaunami ir ateina dideli viešbučių kompleksai. Tai vat, visą tai po truputėlį vyksta modernizacija, logistinė prasme, keliai visur statomi nauji, tai tas žavesys mažų vietų po truputėlį iš tikrųjų išnykti gali ateityje, tai kas nori kelionę į Maroką važiuoti, tai siūlyčiau nelaukti labai, kad tą visą autentiką vis dar patirti ir turėti. Ir gal tik net priminsiu dykumą, net galima nuskristi iš Marakešo, pavyzdžiui. Seniau buvo galima tik nuvažiuoti autobusu, kuris važiuoja 8 valandas arba pačiam vairuoti, o dabar galite per valandą nuskristi iš Marakešo su Ryanair beje. Tai va. O į kurį miestą reiktų skristi? Čia ne į pačią dykumą, prie dykumos yra toks Rašidė oro uostas 2 valandas iki dykumos, bet sutaupot laiko vietoj 9 valandų, tik 2 valandas jums lieka pavažiuoti. Tai va, modernizacija atvežė į Maroką Ryanairą net. Iš esmės taip, galima tikrai išvelgti tų pliusų, ar ne, ir darbo vietų kūrimas, ten ir viešbučiai, ir galbūt keliai kažkokie, bet tik tais vienintelės tas, kokią grėsmę aš matau, ar ne, kad kai vaikštai Marokė ir matai, nežinau, tą pačią gatvę Lietuvoje, tą pačią gatvę Vienoje, ar tą pačią gatvę dar kažkur, kad labai supanašėja viskas ir tada ta kelionė tarsi netenka tos savo žavesio ir prasmės. Tikrai taip sutinku. Dar šiek tiek skaičiau, ar ne, kad didėja ir tų užsienio investicijų ir apskritai visi rodikliai ten ekonominiai Marokė gerėja ir tas yra džiugu, bet po to paskaičiau, kad 2030 metais planuojama yra pasaulio futbolo taurė Maroke, Ispanijoje ir Portugalijoje, kažkaip 3 šalis dalinasi. Tai vat, ar jau jaučiami kažkokie pasirašymo darbai, kaip reaguoja turizmo sektorius į šitą įvykį? Tai galiu tik tai iškart pasakyti įdomų faktą, mano labai gera draugė Marokietė, Marakešė dirba institucijai, kuri dalina leidimus, jos darbas yra būtent duoti leidimus būtent užsieniečiams, kurie nori bet kokį verslą atidaryti Marakešo regione. Tai Marakešo regionas yra didžiulis, įtraukta yra kitų miestų, tai man sakė, kad seniau būdavo per savaitę 10 max aplikacijų, ten ar daryti viešbutį, kavinę, svečių namus, bet kokią investiciją iš užsienio. O dabar, sako, per savaitę yra apie 80 tų pareiškimo aplikacijų. Tai galite įsivaizduoti vien iš užsienio, vien Marakešo regione, koks yra investavimo dydis. Ir tas čempionatas iš tikrųjų, manau, irgi tai įtakoja. Taip pat ir keliai toliau modernizuojami, pavyzdžiui, buvo Marakešo dalis kelių net atnaujinta visiškai labai greitai, dėl susitikimo čia prieš porą metų vykusio didžiulio, net pamiršau dabar, taip greitai, man atrodo, viršūnių kažkurių. Taip, vien tam susitikimui per pusę metų beveik visas Marakešo pagrindinės gatvės buvo visiškai renovuotas. Ir tam čempionatui irgi ruošiamasi būtent renovuojant stadionus, kelius, miestai dažomi ar ne, po truputėlį. Tai iš tikrųjų, manau, čia labai pasijaus ir tą ekonomiką pakels ir turizmo lygį dar labiau padidins Marokė. Aha, ir ar pati šiaip planuoji kažkaip tais su šituo įvykiu kažkaip tais, nežinau, pritaikyti galbūt kažkokius maršrutus arba jau jaučiasi ar ne, galbūt, kad užsakymų ir dėmesio daugėja papildomai, nes vis tiek įvykis ganėtinai didelis ir labai daug žmonių sutraukia. Taip, tikrai. Geras klausimas. Kažkaip net dar labai negalvojau, nes atrodo, čia taip toli už tų 5 metų.
Bet tikrai reiks, manau, pagalvoti, kad kaip žmonėms labiau apie tai ir pasidomėti. Aš pati šiaip, kadangi futbolu nelabai domiuosi, turiu pasakęs. Bet bus proga gal net ir stadionus apžiūrėti, kaip atrodo ir pagalvoti būtent tokių maršrutų skirtų žmonėms, kurie nori pamatyti mačus, galbūt vis tiek jie bus skirtingose miestuose, tai galbūt tokios itinerary, kaip sakoma, atskiras. Tai tikrai reikės dar pagalvoti apie tai. O be čempionato, kokie renginiai, galbūt festivaliai Maroke, kurie yra verti dėmesio aplankyti? Renginių prasme, tai net nelabai tokių kažkaip daug yra, kad išskirčiau kažką. Sakykime, vyksta Marrakeš Film Festival. Kiekvieną rudenį toks labai didžiulis tarptautinis festivalis, bet nežinau, kad vien dėl jo specialiai atvykti nelabai būtų verta dėmesio. Tai iš tokių didesnių renginių, tai tas futbolo čempionatas, muzikos festivalių, šiaip kas mėgsta labiau elektroninę muziką, yra toks Oasis, garsus festivalis Marrakešė, tai galima Moga pasidomėti, kas nori, kaip sakom, pasišok gerai su elektroninė muzika, tai tokių dalykų Maroke irgi labai daug yra. Bet sakau, kad įvykių atskirų renginių nelabai išskirčiau. Kažkokių teminių festivalių arba, nežinau, aš esu skaičiusi kažkur apie rožių festivalį ir mane irgi tas sudomino, nes labai mėgstu ten visokius eterinius aliejus ir dar kažką ir galvoju, Marokas rožių šalis ir galbūt būtų verta apsilankyti. Rožių festivalis iš ties jis yra pavasarį vyksta tokiam mieste pakeliui link dykumos. Tai, bet kad vien dėl, galima bandyti, aišku, prisiderinti prie panašios datos ir važiuojant į dykumą, kad pataikyti. Tai jeigu planuojat panašiu metu, tai iš tikrųjų, bet kad specialiai planuoti, tai nėra labai tas festivalis, kad kažkoks labai didžiulis ir įspūdingas. Gal sakyčiau, klausimas, prie ko nesiderinti reikėtų, tai Maroke važiuojant, čia jau geriau, daugiau apie ką pasakyti, tai žiūrėkit, kad nepataikytumėt, pavyzdžiui, Ramadaną, kuris yra didžiausia religinė šventė ir baigėsi vakar, beje. tai žiūrėkit, kad tą mėnesį geriau nekeliaut Maroke. Žiūrėkit, kad nepataikytumėte tą patį dabar, kai baigės Ramadanas, tai jo pabaigoje Eid yra šventė. Tai irgi. Tai tokių geriau religinių švenčių Maroke vengti, nes sudėtingiau keliauti būna. O ar taip yra buvę, kad atvyko gal kokia draugų kompanija, kuri tikėjosi gerai patūsint, o atvyko būtent per Ramadaną ir nieko nesigavo? Tai per Ramadaną irgi toliau gali ir patūsinti, viskas įmanoma, tik tiek, kad ten visokių niuansų yra. Ir dauguma žmonių būna nusiperka bilietus per Ramadaną, jie nežino, kad Ramadanas yra. Kai jiem pasakau, jie sako, o tai kas tai yra, Rasa? Tai net dabar turėjau vieną vaikiną, kuriam teko atšaukti ir turą paskutinę minutę šiandien būtent, nes Ramadano pabaiga numatoma pagal menulį, tai iki užvakar niekas nežinojo, kada baigsis Ramadanas. Tai Maroke vis tokia gyvena labai inšallah, kaip bus, žiūri menulį ir laukia, kada pasibaigs. Geras, o tai kas turi įvykti? Kažkokia fazė pasikeisti menulio? Taip, turi pasikeisti menulio fazė ir niekas nežino, vos ne iki paskutinės dienos, pavyzdžiui, niekas nežinojo, kada ta Eid, Ramadano pabaigos šventė Eid, kuri kaip pas mus Kalėdos, 2 dienos viskas užsidaro. Tai niekas nežinojo iki, man atrodo, 5-dienio vakaro, kada jinai tiksliai bus. Ar sekmadienį, ar pirmadienį, ar antradienį, ar trečiadienį. Tai toks irgi savotiškumas Maroko. Šią dieną, jo. Taip, būtent. O šiaip kokios tavo pačios ateities vizijos būtent su savo prekės ženklu, su savo veikla, ar planuoji plėtrą, ar naujas kokias kelionių koncepcijas, o galbūt, nežinau, planuoji plėstis iš viso į Maroką per Mauritaniją ir toliau į Afriką, ar nežinau, papasakos. Manęs labai daug kas su manim planuoja kelionės Maroką ir po to kažkur kitur važiuoja, sako, Rasa, gal tu kokiam, ne Libane, bet kokiam, nežinau, Irane esi, gal Turkijoje yra tokių kaip tu ir man dažnai siūlo paplanuoti ar kokioje, nežinau, šitą šalia esančią Tunise, bet planų plėstis neturiu kitas šalis, nes tai didžiulis darbas. Gal aš labiau esu įsigryninu šiuo metu, tai yra akcentuojas būtent į privačius keliautojus. Seniau darydavau, pavyzdžiui, tokius ir dienos turus, galėdavau su savo partneriais organizuoti, bet dabar grinai atsiribojau ir ieškau tokių įdomesnių patirčių ir mano, tai visi keliautojai tie, kurie nori patirti kažką kitokio, nestandartinio, tai gal į tą labiau ir grynusios yra ateityje, kad tokias išskirtinės
kelionės patirtis ir dar labiau išskirtinesnės, tokias gal net ir visokie retrytai, ir team building kelionės, tai vat mano tokie planai gal būtų. Ir kaip tave geriausia yra pasiekti, ar ne? Ar Instagrame, ar per websaitą? Turiu internetinį puslapį Blondinė Marokė ir Blondin Maroko, 2 versijos. Tai per tenai yra mano e-mailas įdėtas, galima pasiekti per Instagramą, irgi drąsiai Facebook puslapį turiu. Yra WhatsAppas daug kur parašytas, tai čia jau kažkas emergency galima per WhatsAppą numerį parašyti, tai tikrai pasiekti yra per daugybę kanalų, mane drąsiai galima. Esu labai draugiška, atvira ir visą laiką ir pakonsultuoju. Ir net turiu skambučius nemokamus, tiesiog šiaip trumpam susiskambinti, pasikalbėti, susipažinti, gal ne visiems, pavyzdžiui, atitinka, kaip sakau, vaibas, tai va, tikrai labai esu atvira viskam. Super, tai aš tai jau tikrai užsimaniau į Maroką, ačiū tau labai, Rasa, kad papasakojai. Ačiū tau. Labai malonu buvo pakalbėti. Tikiuosi, kad ir mūsų klausytojai ir žiūrovai irgi susidomėjo ir žinos dabar, kur ne tik, kad nuvykti, bet ir kur iš pradžių gauti svarbiausią informaciją. Tai ačiū labai. Taip, ačiū tau, Skaiste, labai taip pat.